Dar visai neseniai saulės energetika buvo žiūrima skeptiškai, tačiau pastaraisiais metais situacija pasikeitė ir jau neabejojama saulės elektrinės įrengimo nauda. Tai įtakojo elektros kainų kilimas, saulės elektrinės įrangos pigimas, galimybės pasaugoti elektrą ir ją panaudoti aktualiausiu metu. Daugeliui mūsų klientų šiai dienai kyla klausimas elektrinę montuotis pačiam ar pasikviesti profesionalų komandą į įmonę. Atrodo, kad savarankiškai sumontuoti saulės elektrinę yra paprasta. Montavimą parodysime šiame filme. Tačiau yra daug nedidelių niuansų, dėl kurių gali susidaryti daug rūpesčių ateityje. Viena iš dažnų problemų – tai nenumatyti praėjimai saulės elektrinės laidams. Stogo įrengimo metu turėtų būti numatyti specialūs kaminėliai, sienose daromi užsandarinti praėjimai. Stogų tipų yra daug ir jiems naudojamos skirtingos tvirtinimo konstrukcijos. Svarbu teisingai sumontuoti laikančius elementus, kad jie nepažeistų stogo dangos ir nebūtų pratekėjimo. Todėl šį darbą geriau patikėti kvalifikuotam specialistui, kurie savo darbe kasdien praleidžia ant stogo, išmano šitos procesus ir tinkamai viską sumontuoja. Norint viską teisingai instaliuoti, reikėtų pradėti nuo saulės elektrinės projektavimo. Kai atvažiuojam su dronu, apsiskreidom stogo, nusiemam stogo matmenis, pagal tai apdorojam specialiom programom, sudėliojam modulių vizualizaciją, suderinam su klientu, kabelių nuvedimo opcijas, galimybės nusimatom. Tai yra labai svarbus momentas, tai padeda mums išvengti klaidų montuojant. To neturint, nusipirkus įrangą, užlipus ant stogo, reikia įdėti daug darbo, matuotis, žinoti, kaip tiksliai įsimatuoti, pačiam darytis išdėliojimą, žiūrėti, sutilpsim, nesutilpsim, susisukus konstrukciją paaiškėja, kad netelpam su moduliais kažkur. Turėdami pasiruošę projektą, pasitikėdami įmonę, kuri tuo specializuojasi ir tikrai išmano savo darbą, mes taupom ne tik savo laiką, bet ir pinigus. Saulės elektrinė susideda iš saulės modulių, inverterio ir konstrukcijos bei kabelių. Dabar pagrinde naudojami monokristaliniai saulės moduliai, kurie pasiekia apie 20 ir daugiau procentų naudingumo koeficientą. Tai yra 20% saulės šviesos paverčiama elektra. Tipinis apie 2 kvadratinių metrų ploto saulės modulis yra apie 450 W galingumo. Toks modulis pagamina vidutiniškai 500 kWh per metus. 10 kW elektriniai reikia nuo 22 iki 23 saulės modulių. Inverteris keičia pastovią srovę gaunamą iš saulės modulių į kintamą. Šiai dienai vyrauja 2 tipų inverteriai, tai yra įprastiniai, kurie dirba on-grid režimu, bei hibridiniai, prie kurių galima prijungti išorinę bateriją. Kaupiklis leidžia paskirstyti pagamintą elektros energiją dienos bėgyje. Dieną, kai energijos nereikia, ji kaupiama ir atiduodama vakare arba įkraunamas elektromobilis per naktį. Moderniausi yra ličio jonų ir geležies fosfatų kaupikliai. Sekantis kaupiklių evoliucijos žingsnis yra jų išmanumas. Kaupiklis ir inverteris tampa išmanus. Jie nagrinėja vartotojų įpročius ir energiją kaupia reikalingiausiam momentui. Išmanusis inverteris kaupiklis stebi elektros kainas biržoje, analizuoja orų prognozes ir pagal tai jisai pats susinchronizuoja, statant algoritmus, kada elektros gamybą nukreipti į pardavimą, kai yra, tarkim, elektros kainų biržoje brangi, o kai kainos yra žemumose, tiesiog nukreipti įkrovimą į išorinį kaupiklį. Kai NetBilling sistema atsiras fiziniam vartotojam, mes turim ir neigiamas elektros kainas egzistuojančias. Tai reiškia, kad mūsų elektrinė gamins saulės energiją. Mes ją ne tik atiduosime į tinklus, bet dar ir susimokėsime už tą valandą egzistuojančią minusinę kainą. Šis sprendimas išmanus tikrai padės mums sutaupyti, išvengti nesusipratimų ir taip optimizuoti mūsų viso elektros paskirstymą namų ūkyje. Trumpai mėginsime apžvelgti konstrukcinės dalis. Čia mes turime smeigę, kuri būtent sukasi į stogo konstruktyvą, gręžiasi kiaurai per dangą ir įsisuka į drevėstą ar gegnę. Jų būna įvairių ilgių, atitinkamai nuo stogo dangos, bangos aukščio ir panašiai. Šiame objekte, kadangi turime valcuotą skardą ar klasikinę, kaip kas pavadina, naudojame specialius laikiklius su varžtais, kurie dedasi ant kanto ir užsiveržia varžtu tvirtai ir patikimai.
Susisukus laikiklius dedasi ant aliuminio bėgelis, ant kurio toliau jau montuojami yra saulės moduliai. Čia turime dar kitą konstrukciją, tai yra aliuminio bėgelis, foninio tvirtinimo, yra susukama smeigiu, ant jo uždedama šitas L formos laikiklis ir prisisuka šitaip su varžtais specialiais. Čia matote yra paprastas sujungėjas. Tai yra, kur baigėsi ir prasideda naujas bėgelis. Dedam iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Ir susukam su varžtais, taip sustiprindami patį konstruktyvą. Sumodeliavome 28 Longi gamintojo Full Black serijos modulius, kurie visumoje užims apie 56 kvadratus stogo ploto. Šiai dienai tai yra didžiausia efektyvumu pasižymintis moduliai, taipogi turintis nuostabų estetinį vaizdą, kas leis džiaugtis klientui matant savo saulės elektrinę iš šono. Bus montuojama ant rytų ir vakarų šlaito, tolygiai padalinant modulių skaičių. Taip turėsime gerą generaciją iš ryto ir iš vakaro. Šiai dienai gal tai atrodo ir nesvarbus momentas, bet jisai bus svarbus, kai visi fiziniai vartotojai pereis prie NetBilling sistemos, tai yra, kai pardavinėsime elektros kainas biržos kainomis ir pirksime ją taipogi. O kaip žinia, elektros kainos biržoje yra brangiausias iš ryto ir vakare. 10 kW saulės elektrinę mūsų montuotojai įrengia ir pajungia per 2 darbo dienas. Atsižvelgiant į šiandieninės elektros kainas, ji turėtų uždirbti apie 2000 € per metus. Kuo labiau brangs elektros energija, tuo saulės elektrinė greičiau jums atsipirks. Ačiū, kad žiūrėjot šį filmą. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas. Tikiuosi pasinaudosite Zenergos paslaugomis. Iki kito susitikimo. Viso.